Canis – visavertis maistas jūsų augintiniams. Canis Major didelių, Canis Minor mažų ir vidutinių veislių šunims. Canis – tvirtesniai draugystei. Mėgstamiausi skoniai nuo šiol ir skardinėse. Sveiki, man labai smagu su jumis sveikintis ir tikiuosi, kad jūs irgi apsidžiaugėte, kad laida Duok labas pradeda naują sezoną. Susipažinkite, čia yra Knopkis, Čihuahua veislės, mano naujasis kolega ir bendradarbis. O šiandien pirmoje Duok labas laidoje pamatysite labai įdomų siužetą apie menininką Giedrių Jonaitį, kuris yra vadinamas Lietuvos pinigų tėvu. O Giedrius Jonaitis turi kalytę Lizą. Taigi, kodėl Giedrius Jonaitis yra vadinamas Lietuvos pinigų tėvu ir kodėl Liza gavo žmogišką vardą, sužinosite pažiūrėję visą laidą. Šiandien laidoje pažintis su Lietuvos pinigų tėvu Giedriumi Jonaičiu ir jo augintinė Liza. Kodėl kalytė gavo žmogišką vardą? Kai atsirado ta šuo, reikėjo sugalvoti vardą. Ir smagus super konkursas. Šiandien svečiuojamės Vilniaus priemiestyje, Salininkuose, kur nuo vaikystės gyvena žymus Lietuvos menininkas Giedrius Jonaitis. Jis vadinamas nepriklausomos Lietuvos pinigų tėvu, nes 1991–2007 metais sukūrė visų laidų 1, 2, 10, 500 banknotų projektus, bei didesnę dalį 20 ir 50. Buvo konkursas paskelbtas ir jisai įvyko, bet turbūt buvo taip, kad jeigu aš gerai atsimenu, kad turbūt nebuvo patenkinti rezultatais to konkurso. Ir tada, kaip dabar atsimenu, man Repšys, dailininkas Petras Repšys pasakė, kad vat yra tokie planai, nupaišyti pinigam eskizus. Dar ten, visi man atrodo, mes nelabai tuo tikėjom. Ir mane tiesiog asmeniškai pakvietė, kaip ir kitus žmonės, ten buvo toks Rimvydas Bartkus, kuris dabar parodą turėjo, Raimundas Miknevičius, Rytis Valantinas, žodžiu, pakvietė grupę žmonių tada jau kažkaip tikslingai pradėti kurti. Vat taip ir atsitiko ta istorija, kad, žodžiu, aš konkursą nedalyvavau, bet po to pakvietė aš nežinau dėl ko, dėl to, kad turbūt aš toks krapštūnas, smulkiai, banknotas vis tiek kažkokia miniatiūra, nežinau tos logikos, bet taip buvo, taip aš patekau ten. Bet šiandien Giedrių Jonaitį aplankėme dėl kitos priežasties. Jau 14 metų šiuose jaukiuose namuose gyvena visų 4 šeimos vyrų, Giedriaus, jo tėčio ir 2 sūnų, numylėtinė, bekilmė kalytė Liza, kuri pasitiko filmavimo grupę be jokio pykčio, it geriausius draugus. Ją padovanojo man, turim tokį gerą draugą Saulių Paukštį, daug kas jį žino turbūt, fotografas, menininkas, tai jis kaip geras draugas. Tai buvo prieš 14 metų, nes šitam šuniukui jau 14 metų, tai jau 5 šuo mūsų šeimoje, bet žinau, kad vaikai labai norėjo šuniuko tuo metu. O aš jau truputį protestavau, nes su tai šuneliais visada baigdavosi vieną, kažkas, atsimenu, suvažinėjo vieną mūsų šunį, vieną nunuodijo kažkada. Kitaip tariant, širdagraužis po to būna, kada netenki to augintinio, tai aš sakiau, viskas gana šunų jokių, nes kad būtų mažiau problemų, nes sakau, žinau, kad kol maži vaikai tol nori, 10 dienų pasidžiaugs, o po to tėvui arba mamai reikės prižiūrėti tą gyvūnėlį. Na, bet šiaip ar taip, kažkokia proga buvo, aš neatsimenu, atvažiavo Saulius Paukštys ir atvežė tokį cepelino dydžio, nu, aš sakau, ir dovanėlė, turbūt neatsimenu, kokia proga buvo. Kitaip tariant, padovanojo mano šeimai tą šuniuką, buvo toks cepelino dydžio, sakau, už kur gavai Paukštys, sako, už 10 litų pirkau Kalvarijų turgų iš krepšio. Tai va, taip ir atsirado. Nu ir tiesiog teko susitaikyti su tuo, kad vėl atsirado namie šuniukas. Po reklamos žiūrėkite. Pažintis su Lietuvos pinigų tėvu Giedriumi Jonaičiu ir jo augintinė Liza. Kodėl kalytė gavo žmogišką vardą? Kai atsirado ta šuo, tai reikėjo sugalvoti vardą. Ir smagus super konkursas. Canis – visavertis maistas jūsų augintiniams. Canis Major didelių, Canis Minor mažų ir vidutinių veislių šunims. Canis – tvirtesniai draugystei. Mėgstamiausi skoniai nuo šiol ir skardinėse.
Taigi, mažas cepelinas išaugo į mielą nedidelio ūgio kalytę, kuri, jei tik tuo metu laksto lauke, pasitinka šeimininką net autobuso stotelėje, esančioje koks 100 metrų nuo namų. Kaip sako Giedrius, toks džiaugsmingas ir ištikimas šuniukas. Bet kaipgi nutiko, kad šunelis buvo pavadintas moterišku vardu Liza? Jos vardas yra Liza, nes tuo metu, neatsimenu, kažkuri televizija rodė Simpsonų serialą ir, taip sakant, visa šeima žiūrėjo tą serialą, visiems labai patiko ir, kai atsirado to šuo, tai reikėjo sugalvoti vardą. Ir klausiau, kaip vardas, tai kažkaip žmona turbūt pasakė, kad Liza. Iš Simpsono duktėta turbūt mažiausia Liza. Man kažkaip labai keistai atrodė tas vardas Liza, kad, labai nešuniškas toksai. Galvojau, kad kažkaip kitaip turėtų vadintis. Kažkaip šuniškesnis tas vardas, bet buvo pasakyta Nelį. Pagalvojau, didelis čia skirtumas iš tikrųjų, ar Liza, ar ten Vokė, ar Musė. Taip ir pritapo. Bekilmė Liza, matyt, yra vienas iš nedaugelio šunų, kurio šeimininkas, menininkas yra profesionaliai nupiešęs jos portretą. Šis portretas netgi buvo pristatytas parodose. Tai nežinau, kur jį padėti. Lizos portretas. Ne, istorijos jokios. Ten buvo paroda tokia, aš dariau parodą. Žanrinė tokia buvo portreto žanras, animalistinis žanras, ten figūrinė kompozicija, čia animalistinis žanras buvo. Ten buvo idėja tokia, kad yra nuotrauka ten su lemputė, tai Lizos aky buvo lemputė tokia įtaisyta ir po to pakartojimas to paties siužeto, bet jau nupaišyta. Tai čia vienas iš tų darbų, tai čia yra paišytinis Lizos portretą. Čia yra kažkokia bebro koja, nežinau. Prieš keletą metų Vilniaus akademijos galerijoje vyko Giedriaus Jonaičio paroda, kurioje pristatyti ir meno objektai kurti iš susmulkintų pinigų. Menininkas tuo nenorėjo nei protestuoti prieš pinigų kultą, nei badą, tiesiog užsienyje buvo matęs, kad iš susmulkintų banknotų galima padaryti įdomių objektų. Todėl, kai banko darbuotojai pasiūlė pinigų drožlės, neatsisakė. Istorija buvo tokia, kad bankas, kadangi ten jau vis tiek man teko dirbti su jais, kai tuos pinigus reikėjo paišyti, tai tapo pažįstami tie žmonės, kurie ten irgi atsakingi už tai buvo ir jie man pasiūlė, nes bankose naikina senus banknotus susidėvėjusius, labai smulkės drožlytės tokias ir paskui juos presuoja ir išmeta kaip šiukšlyną, bet esu matęs irgi užsienį, kad kitur, kur buvęs spaustuvėse, kad iš to galima kažką daryti, kažkaip kūrybiškai panaudoti. Ir man tiesiog pasiūlė, sako, gal tu norėtum gauti tos medžiagos ir kažką sukurti. Aš sakau, taip, žinoma, nes man tai tikrai atrodė įdomu. Dar minčių neturėjau, o paskiau, susikristalizavo kažkokia idėja ir naudojau tas drožlės jo. Tai čia turiu aš tą dešrą. Tokių keistų buvau padaręs ir ilgų, ir storų, ir trumpų. Naudojau tikras organinės kuras iš tikrų dešrų fabriko. Gavau tiesiog. Vižienėse yra tokia firma, kuri tiekia mėsos kombinatam, ar nežinau, kur dešras gamina tas kuras, tai aš ten tų skurų gavau ir pradėjau kišti tas drožlės. Vizualiai tikrai panašu į dešrą, bet turinys yra susmulkinti banknotai. Buvome girdėję, kad Giedrius Jonaitis galbūt vienintelis lietuvis, turintis nuotrauką prie Jungtinių valstijų prezidento Džordžo Bušo lėktuvo. Pamanėte, gal jis koks slaptasis agentas? Ne, tiesiog Giedrius Jonaitis yra menininkas, kuriam teko laimė gyventi prie oro uosto. Salininkai yra šalia oro uosto, kadangi ir oro uostas netoli, tai lėktuvai leidžiasi per langus, labai gerai matau, kaip leidžiasi arba kyla iš pietinės pusės. Ir, nežinau, turbūt 2004, kai Bušas atskrido į Lietuvą, tai, atsimenu, lapkričio vakaras, buvo jau tamsu ir langai yra dideli, išeina į tą pusę, kur leidžiasi. Žmona man pradėjo rėkti, kad jau skrenda ir aš labai norėjau pamatyti, vis tiek Air Force One lėktuvas, didžiausios demokratinės valstybės pasaulis, stipriausio pasaulio žmogaus lėktuvas skrido pro mano kaimą ir tikrai pamačiau labai didelę uodegą tokią, nes, kaip paprastai jau čia nesileidžia tokie dideli lėktuvai. Tai paskiau po kelių dienų buvimo Lietuvoje Bušas turėjo išskristi ir norėjau pasidaryti tokią nuotrauką, kad aš būčiau stovėjęs kieme savo, kur yra ten ir šiltnamių, ir mečių, ir visokių tokių šabakštynų, brūzgynų visokių. Ir galvojau, kad aš stovėsiu, o mano fone bus lėktuvas Air Force One, nes tikrai masteliai viskas būtų labai, labai gera kombinacija.
jau su žmona buvom pasiruošę, jau per televizorių visos transliacijos, kada čia išskrenda, jau lėktuvas užkurtas, sakau, einam į lauką. Išėjom į lauką. O buvo rūkas dėja ir tas lėktuvas taip smarkiai riaumojo ir aš labai liūdnas stovėjau ir sakau, spausk tą mygtuką. Tai ir tuo metu tikrai tas lėktuvas, nežinau, ar tiksliai už mano nugaros buvo, bet faktas buvo, kad jis skrido tuo metu. Tai turiu tokią juokingą nuotrauką, kad aš stoviu, bet lėktuvo nesimato. Bet žinau, kad tuo metu už manęs buvo Bušo lėktuvas. Liza gyvena ne tik draugiškoje šeimoje, bet ir draugiškoje bendruomenėje. Šeimininkai išleidžia ją laisvai pabėgioti po kiemą. Tai būna, kad ir kaimynai lauko duris atidaro, įleidžia išsidūkusią kalytę namo. Kaip sako Giedrius, šuniukas ne tankas, ne karvės dydžio, jau namo gyventojas, tai visi labai draugiškai ir nusiteikia jos atžvilgiu. Šeimininko teiraujamės, ar Liza nekonfliktuoja su jos svečiais ir miestelio gyventojais. Nes iš tikrųjų tas šuniukas labai draugiškas, man tai, kiek aš suprantu, kad jis yra beveislis, tas vadinamas dvarneška, bet, kiek ir atsigirdau ir pats pastebėjau, aš nežinau, kaip būna su veisliniai šunim, bet šito būdas labai geras tikrai, nepiktas visiškai ir svetimi žmonės, kai ateina, tai jis net amteli porą kartų formaliai, o paskiau labai draugiškai iš karto tampa, tik tai gatvėj esu pastebėjęs, jeigu eina kažkoks, matyt, keistesnis jos akimis žiūrint subjektas kažkoks, arba žmogus su lazda, arba su dviračiu, tai jinai aploja smarkiai jau tada. Arba išgėrusius, jeigu eina, tai irgi aploja, paskalį. Kažkoks toks dalykas yra. Žinau, kad dar yra paštininkė tokia pas mus, kuri yra labai didelė priešė Lizos. Nežinau kodėl, kad kai ateina ta paštininkė, tai jinai atrodo pasiryžus ten jai kipti į gerklę, nors žinoma, nekiptų. Tai aš nežinau, bet turiu įtarimą, galbūt kada amtelėjo, tas paštininkė gal jie įspyrė, kažkaip jie tapo priešais. Tai kitas tik matau, kai paštininkė su dviračiu atvažiuoja, ten atveža paštą ir jeigu Liza laukia, tai aš jau stengiuosi ją greitai sugauti ir kažkaip arba į glėbį pasimti, arba izoliuoti nuo tos paštininkės, kad nekiltų konflikto. Bet šiaip labai draugiškas šunelis tikrai. Paprastai šuo pasirenka vieną šeimininką iš šeimos narių. Įdomu, kurįgi iš 4 šeimos vyrų išsirinko bekilmę gražuolė Liza? Žinokit, man sunku pasakyti, nes jeigu aš čia nebūnu kartu su tuo šuneliu, tai jisai leidžia laiką, sakykime, su mano tėvuku. Jie tada būna geri draugai. Su savo sūnum irgi nelabai, kitaip tariant, mažai laiko leidžiam kartu, tai nežinau, kokie santykiai jos su šunim, bet visada paklausiu, ar šuo prižiūrėtas, ar neužmirštas įleisti namus, visą kitą. Kai aš būnu, tai, taip sakant, vis tiek norisi pakibinti, truputį kažkaip pažaisti su juo. Bet tokio kažkokio prisirišimo prie vieno ar kito tikrai taip nėra. Jis tiesiog yra visų šuo, visų draugas ir visi labai jo rūpinasi iš tikrųjų. Giedrius juokdamasis pasakoja, kad nepaisant sūnaus priekaištų, kad šeria augintinę žmonių maistu, savo įpročių nekeičia ir nevengia pavaišinti Lizos kotletais ar saldumynais. Kaipgi neduosi, jei tokiom graudžiom akim žiūri, teisinasi šeimininkas. Nes taip žiūriu visada ir taip aš galvoju, kad jinai mane žiūri ir galvoja, va čia tai geras žmogus ateina, tas, kuris visada valgy duoda, kuris niekada negaili, ne tuos prakeiktus šratus, o duoda tikro normalaus maisto, saldainių, mėsos. Tai aš manau, kad jinai turbūt turėtų galvoti, kad aš geriausias. Liza, kaip jau sakėme, garbaus amžiaus kalytė, jai 14 metų. Ir per visą jos gyvenimą tebuvo vienas rimtas susirgimas. Na, jei neskaičiuosime persivalgymo pasekmių, kokios ir žmonėms pasitaiko. Nors Liza jau seniai pasveiko ir ligos neliko nė pėdsako, šeimininkas lig šiol prisimena tą istoriją. Kitaip tariant, jau mirinėjo jinai. Neatsimenu dėl ko tai buvo, tačiau pas mus kažkokie remontai įvyko. Tai nežinau, ar apsinuodijus buvo, ar kažkas, tai nežinau, bet jau atrodė, kad mirs, nes tikrai esu girdėjęs, kad jau kai šuo ruošiasi mirti, tai susiranda kažkokią jau tokią skylutę kažkokią, kur jau nieks nerastų, tai čia buvo kažkur irgi užlindus. Tada labai kažkaip susirūpinam ir puolėm gelbėt, vežėm į veterinarinę kliniką. Tai iš tikrųjų dabar neatsimenu tiksliai kiek dienų, bet kitaip tariant, ją pastatė ant kojų, išgydė. Bet kaip atsimenu, kad tikrai statė lašelinės kaip žmogų. Aš buvau taip nustebęs, kad labai rimtas gydymas buvo toksai. Varvino tas lašelinės, gal dar kažką, tai ir tiesiog pagyjo. Po to nebesirgo. Giedrius prisiminė ir vieną Lizos jaunystės mėgiamą žaidimą. Kai jaunesnė buvo, tai dar labiau guvesnė buvo. Tai labai mėgdavo tas baronkas mažytės tokias suskilę. Tai tarkim, kažkur ten mes duodavom tą baronką, duodi baronką, tai jin turėdavo savo tokį įprotį.
jinai atbėgdavo čia prie sofos, nu čia kita lova buvo, bet šiaip ar taip, kažkokia lova ar sofa, užšokdavo, pasidėdavo tą baronką, tada vėl nušokdavo, paimdavo pagreitį kažkokį, įsibėgėdavo, šokdavo ir su kupra, su nugarą ant tos baronkos ir trindavosi. Kažkokį turėjo tokį, bet man tai labai juokinga būdavo, nes kai kada duodavo į tą baronką, jin pasidėdavo, įsibėgėdavo, pašokdavo ir nepataikydavo, per kokius 5 centimetrus trinasi, tai aš sakau, vat Liza nepataikė, ten žodžiu. Kol dar buvo maža, Liza miegodavo su žmonėmis lovose. Tai buvo įprasta ir normalu. Vėliau, matyt nutarusi, kad subrendo, išsirinko nuo sofos dekoratyvinę pagalvę. Buvo tokia pagalvė, kuri nuo sofos tokios kaip dekoratyvinės kažkokios, kur atsegi užtrauktuką ir galima išimti tą vidinę pagalvę, ten kaip apvalkalas buvo. Ir jie kažkaip buvo nugyventa tą pagalvę, mes jie numetėm ant žemės ir jinai turėjo kaip namelį tokį. Kada šalčiau žiemą, tai jinai visada jau vakare įlysdavo, pasikeldavo su nosytė tą apvalkalą ir turėjo kaip namelį tokį įlysdavo, tik nosytė kišodavo, taip tariant, buvo kaip lovojos, kaip apsiklojus buvo. O dabar tai turi savo vietelės, arba ant šitos sofos miega, arba koridoriui ant spintos užsikrausto, arba miega dar kitam kambarį, ant kėdžių, žodžiu, įvairiai, taip sakant, nelepi yra. Ant grindų nemiega, ant plikų grindų, vis tiek kažkokio patogumo norisi. Giedrius prisiminė, kad nuo mažens turėjo šunis, kurių pirmasis buvo Sargis. Kitų vardai išbluko iš atminties, tik 2 pinčeriai gyvenę šeimoje iki Lizos įsiminė. Kaip sakau, kad vienas, tiesą pasakius, sakau, kad suvažinėjo. Ne, turbūt nesuvažinėjęs, tiesiog dingo, va taip, reiškia, paleistas. Ar jį nukniaukė kažkas, nes vis tiek taip gražiai atrodė, tai galbūt kažkas jį tiesiog taptelėjo iš mašinos važiuodami ir viskas. O vieną tai tikrai, žinau, radom nusibaigusi, ten tokie tvartai buvo kažkur dar tais laikais, žmonės čia ūkiškiau gyveno. Tai kadangi skalydavo lodavo, tai jis buvo ten žiurkių nuodų apsivalęs. Kažkas jį nunuodijo, man atrodo, nugalabijo. Bet irgi tada kažkaip, žodžiu, visas gyvenimas su šunim. Ir kažkaip, žinau žmonių, kuriem katės labiau. Man tai šunis labiau. Aš nieko prieš katės neturiu, bet kažkaip jau man tai šuo pirmas draugas. Nors šeimininkas pasakoja niekada Lizos nedresavęs, kalytė atrodo itin išauklėta. Ant svečių neloja, užuolaidų nedrasko ir kaimyno kačių neėda. Giedrius Jonaitis prisimena, kad jaunystėje kalytė būdavo ir į medį katę įvarydavo, o dabar būna kartais pribėga prie katino ir atrodo, kad pati išsigąsta. Žinome, kad be Lizos namuose slepiasi dar porą gyventojų. Vėžlys ir šeškas. Šeškas nesenai atsirado, aš jį retai vieną kartą tik matęs esu, nes kažkaip ten sūnus su savo mergina irgi tokie gyvūnų mylėtojai, tai jie tą šešką įsigijo. Tai apie šešką mažai galiu pasakyti, o apie vėžlį galiu pasakyti daugiau. Kad tas vėžlys atsirado, brolis mano irgi taip pat turi 2 sūnus ir matyt, aš nežinau, tam vėžliu, jis turbūt čia 20 metų, taip sakant, Lietuvoje jisai yra atvežtas iš Karakumų, vėlgi buvo atvežta vaikam, brolio vaikam tas vėžlys, bet jam jau metų turbūt nežinau, gal 100, gal 80 didelis tas vėžlys yra ir būdavo taip, kad kadangi brolis gyvena mieste, Vilniuje, senamiestyje, tai žiemą tas vėžlys pas brolį būdavo visą laiką, ten užmiega žiemos miegų. O jau kada prasideda šiltesnis sezonas, jie atveždavo čia, į Stalininkus. Kieme ten mes pastatydavom gardą tokį, tai tas vėžlys ten leidžia vasarą savo. Tai nežinau, kiek metų, kokių gal irgi 15 ar daugiau metų taip, bet kažkodėl tai dabar mano sūnus nusprendė, kad tas vėžlys yra neteisingai auginamas, kad jiem yra per šalta čia. Buvo pas veterinorių, iš tikrųjų pas veterinorių, ir pasiaiškino, kad tam vėžliui per mažai šilumos, tai nusipirko kažkokią kaitintrinę lempą. Ir dabar tas vėžlys jau broliui buvo pirmą kartą nebeatiduotas, matyt su jo susitarimu, ir jis jau čia dabar gyvena Salininkuose, kur ir šuo, kur ir šeškas. Deja, nei šeškas, nei vėžlys filmuotis nesutiko. O Liza susidomėjusi klausėsi Giedriaus pasakojimo, kaip vėžlys buvo pabėgęs iš savo narvo sodelyje, pasislėpęs augmenijoje ir šeimininkai buvo gerokai sunerimę, kol jį rado. Kartą vėžlys buvo dingęs net 1,5 metų. Mes parašėm skelbimą prie krautuvės, pakabinom prie parduotuvės, kad dingo vėžlys, bet niekas į tą skelbimą neatsiliepė. Ir kokį 1,5 metų turbūt to vėžlio nebuvo, mes jau galvojom, viskas turbūt kur nors įkrito į duobę kokią, ar kas nors rado, ar pasiėmė, ar dar kas nors atsitiko.
Ir vieną kartą mano sūnus buvo gimtadienį pas draugą, kuris čia gyvena už kelių šimtų metrų. Ir kažkaip balkonė žiūri vėžlys, kad tas vėžlys, sako, taip čia dabar, sako, kaip jis čia atsirado. Jis pasirodo per tvorą išropojo už tvoros, o toj vietoj žmonės eina į parduotuvę, ten takas yra į parduotuvę. Nu ir matyti, tas vaikas ėjo, rado ir ten nežinojo, kieno tas vėžlys kažkaip. Aš nežinau, ar nematė to skelbimo prie parduotuvės, ar kaip, kad kitaip tariant, tas vėžlys pusę metų pragyveno už kelių šimtų metrų pas žmonės, kurios pažįstam iš tikrųjų, bet taip ir nebuvo suvesti galai, o taip netyčia atrado tą vėžlį ir vėl jisai čia. Tai va. Tokia istorija su vėžliu. Giedriaus Jonaičio namuose ir dirbtuvėje tarsi mažytė meno galerija. Menininkas turi pomėgį keistis meno kūriniais su kolegomis, tad gali keisti ekspoziciją priklausomai nuo nuotaikos. Nu, kaip ir tai nėra aistra, negali vadinti, bet man įdomu, kai kada aš pakeičiu tuos paveikslus, vieną nukabinu, kitą užkabinu. Visai būna. Nu, tokia kaip ir galima vadinti taip, naminė ekspozicija. Bet čia, žodžiu, aš kabinu be jokios sistemos. Jeigu yra vietos ir kabinu ten. Ir vaikų kambarį ten kažką, tai sakau, gal nori paveikslą pasikabinti. Žodžiu, be gilesnių minčių iš tikrųjų. Praleidę popietę su Giedriumi ir jo mylima augintinė Liza, atsisveikiname su jaukiais namais, palikdami Lizą džiaugtis laisvę. Užtikrinu jūs, kad visiškai nesvarbu, kokio dydžio ir veislės yra jūsų šuo. Mažiukas, kaip mano laidos partneris Čihuahua veislės Knopkis, ar didžiulis kaip rusų vilkogaudis. Jūs visi galite dalyvauti gražiausio šuns konkurse. Nugalėtojui atiteks net 50 kg Canis šunų maisto. Savo augintinių nuotrauką siųskite adresu savireklama@btv.lt. Na, o balsuoti už gražiausią šunį galėsite BTV Facebook puslapyje. Būtinai dalyvaukite ir sėkmės. Šiandien viskas, tikiuosi, jums buvo įdomu. Bent jau mes su Knopkiu tai labai susidomėję žiūrėjom siužetą apie Giedrių Jonaitį ir jo draugiškąją Lizą. Pasimatysime po savaitės, šeštadienį 8:30. Iki. Canis – visavertis maistas jūsų augintiniams. Canis Major didelių, Canis Minor mažų ir vidutinių veislių šunims. Canis – tvirtesniai draugystei. Mėgstamiausi skoniai nuo šiol ir skardinėse.